1995 metų pabaigoje uždarosios akcinės bendrovės Grota geologai pradėjo valyti požeminius Alytaus vandenis. Taip pat ši bendrovė vykdė naftos bazės įtakos zonos monitoringo programą. Pradžioje šios darbus finansavo akcinė bendrovė Lietuvos kuras. Praeitų metų vasario mėnesį bazė buvo išnuomota individualiai Algio Dusevičiaus įmonei. Ši pagal sutartį taip pat samdė geologus. Iš tikrųjų išpumpavom 24 tonas. Tas kiekis, kurį išsiurbėme, atitinka tas sąlygas, kokios iš tikrųjų jos labai yra sudėtingos. Ir jisai efektą požemio kokybei davė labai didelį. Taršos arealas Alytuje nuo 95 metų, kaip mes buvom užfiksavę, sumažėjo apie 50 000 kvadratinių metrų. Nors darbai neblogai sekėsi, sausio viduryje jie buvo nutraukti. Grota netgi išmontavo dalį įrenginių, nes šiemet su šia bendrovė niekas nepratęsė sutarties. Todėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas šią situaciją svarstė specialiame pasitarime. Įvairių instancijų atstovų išvada buvo vieninga. Požemio vandenų valymą reikia atnaujinti. Lietuvos kuras dar šį mėnesį privalo sudaryti sutartį. Mūsų pozicija šituo atveju yra griežta. Jeigu per vasario mėnesį požemio valymo darbai nebus atnaujinti, bus nutraukta ūkinė veikla. Dabar belieka laukti, ką nuspręs akcinė bendrovė Lietuvos kuras.